Šių dienų aktualijos yra dvi ir jos ilgą laiką buvo nesubalansuotos Lietuvoje. Tai yra lipidų mažinimas ir aterosklerozės stabdymas ir hipertenzijų gydymas. Ir kaip rodo mūsų didelės rizikos programa, kurią vykdo visi šeimos gydytojai ir taip pat įsijungia ir specialistai, tai palyginamai neblogai vyksta hipertenzijų kontrolė. Ir jeigu anksčiau jinai nesiekė ne kelių procentų, dabar mes turime daugiau nei 25 procentus kontroliuojamos hipertenzijos. Tai yra labai didelis darbas atliktas per tos 10 metų. Tačiau tai yra dar negalutinis tikslas. Galutinis tikslas yra kontrolė 40–60 procentų. Ir Lietuvoje yra unikalios galimybės, jeigu tik tai nesugadinti tos esamos kompensavimo sistemos, ją toliau tobulinti. Yra didelė galimybė būti pirma Europos šalimi, kur galima būtų labai plačiai taikyti fiksuotos vaistų derinius. Iš ties jie yra prieinami Lietuvoje, jie prieinami ir specialistam, ir šeimos medikam. Ir be abejo, ką vartoti 6 tabletės per dieną, 2 tabletės jungtinės vartoti yra visiškai kas kita, vaistų vartojamumas pagerėjo. Antras aspektas, kurį aš norėčiau pasakyti, kad ilgai buvome įtikinėjami ir Europos hipertenzijų specialistų, kad skirti reikia 1 kartą per parą, rytais. Tai be abejo atplaukia iš tų vaistų studijų vadinamų. Tačiau tiek Vilniečiai, tiek ir Kauniečiai mes visą laiką bandėme įtikinti, kad vis tik reikia labai atsižvelgti individualiai į pacientą ir parinkti tinkamą jam gydymo režimą ar vakare ar ryte skiriant vaistus. Ir dabar turim tą galimybę praktiškai, kadangi turim 24 valandų kraujospūdžio matavimo įrangą, kuri mums tikrai leidžia apsispręsti, kada skirti. Ir trečias momentas, dėl kurio norėčiau gal akcentą, kad mes turime dabar išties puikias studijas, HOPE-3 studiją ir kitas studijas, kurios kalba, kad jeigu mes turime hipertenziją sergantį pacientą, neužtenka gydyti vien arterinį kraujo spaudimą, labai svarbu yra koreguoti ir lipidus. Ir ta dviguba terapija, lipidai plus hipertenzija, leidžia pasiekti ženkliai geresnį išgyvenamumą pacientų. Tai va tokie 3 akcentai turbūt šių metų.